Prisimenu, kaip vaikystėje, ne kartą dalyvavęs stovykloje, ateidavo tą paskutinę dieną, kai reikėjo atsisveikinti su draugais ir važiuoti namo. Panašiai buvo, kaip ir su draugais važiuodavau į kalnus. Įdomu, smagu, jauku buvo vaikščioti grupėje pažįstamųjų, labai gerų draugų kalnų viršūnėmis. Bet visada ateidavo tą paskutinę dieną, paskutinis išėjimas į kalnus. Reikėjo važiuoti namo. Buvo didelis liūdesys, nes reikia palikti viską, visus, pamiršti, gal nepamiršti, nes palikdavo visokiausių nuotraukų, prisiminimų, pasakojimų, gal ir kažkokių lauktuvių. Ne viskas baigėsi. Likdavo tokių smulkmenų, tokių žvaigždžiučių, tokių liepsnų, kibirkštėlių, kuriais galima gyventi toliau, kuriuos galima prisiminti, dėl kurių galima vėl važiuoti į kalnus, dalyvauti stovykloje. Taip pat, kai mes žiūrime į šį pasaulį, turime pasakyti savo, jog tas pasaulis baigsis. Jis amžinai neegzistuos. Jis ne visada bus. Ir kaip girdime šiandien Evangelijoje, yra kalbama apie tai, kad Saulė praras savo šviesą, mėnulis nebeduos tos šviesos, net žvaigždės kris iš dangaus, viskas pasibaigs. Ir gal kažkas išsigąstų, galvodamas apie pasaulio pabaigą. Tačiau ne šitoje pabaigoje yra esmė ir ne tos pabaigos turime bijotis, o turime bijotis arba džiaugtis dėl to, kad Jėzus Kristus vėl ateis. Kaip atėjo į Betlejų, gimė Betlejuje, atėjo ir mūsų tarpe apsigyveno, tai ir ateis pasaulio pabaigoje, tas pats. Tačiau ateis mus teisti. Ir bijoti turi tie, kurie prisidirbo, kurie neatsivertė, kurie nenorėjo su Dievu draugauti, bendrauti, neįtikėjo, nesiekė šventumo. Tie, kurie nuleido rankas ir atsisuko nuo šventumo, nuo dorybių, o pasirinko visiškai kitą gyvenimą, be Dievo, be tikėjimo, be dorybių, be gerų darbų, nuodėmėse. Tačiau tie, kurie pasitikė Jėzumi Kristumi, kurie jį myli iš visos širdies, troško, ilgesi, svajoja apie draugystę su juo, jie gali džiaugtis ir jiems nėra baisu visi pasaulio pabaigos dalykai. Jie džiaugiasi tuo, kad susitiks su savo viešpačiu. Nes jis atperka kiekvieną iš mūsų, kaip girdime antrame skaitinyje. Jis atperka mus tobulai, galutinai. Ir ten, kur yra atpirkimas, ten jau nebėra vietos skausmui, nebėra vietos pabaigai, nebėra vietos liūdesiui. Dievas yra nuostabus. Taigi, dėkokime už tai, kad jis toks yra geras, kad jis yra toks labai artimas. Dėkokime jam, kad jis yra toks labai artimas ir nori būti dar arčiau mūsų. Sveikinu visus pranciškoniškų šūkių taika ir gėris.